Svarbiausias nacionalinio susivienijimo tikslas yra Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos išsaugojimas. Tam reikalinga išvengti daugelio grėsmių, kurių viena yra tiesiog tapatybės praradimas, nutautėjimas ir išvalstybinimas, kad ir kaip į tai žiūrėtume. Tam reikalinga įvairių sričių - kalbos, istorinės atminties, migracijos, integracijos, kultūros politika, kuris stiprintų lietuvybę ir valstybingumą, o ne pasiduotų globalizacijos ir multikulturalizmo tendencijoms stiprėjančiams šiandienos pasaulyje. Pažvelkime per įvairias sritis. Lietuva šiandien kaip tik yra pasidavusi, vėlgi nepriklausomai nuo to, ar valdytų kairieji ar dešinieji pagal šiuolaikinės klišes, pasidavusi tai multikultūriniai politikai, kuri skatina valstybių ir tautų nykimą, maišymąsi, tapatybių silpnėjimą ir praradimą. Tai reiškiasi įvairiose srityse, galbūt ryškiausiai pastaruoju metu būtent kalbos politikoje. Kalbos politikoje mes pastaraisiais metais stebėjome kalbą saugančių, norminančių institucijų silpnėjimą, akivaizdžias valdančiųjų pastangas tas institucijas tiesiog uždaryti. Mes stebėjome, kaip valstybinė kalba prarado savo monopolinį statusą viešajame gyvenime, turbūt daug kam girdėta, kaip Valdemaro Tomaševskio Lietuvos Lenkų rinkimų akcija kovojo, o po to ir kitos partijos, kaip Socialdemokratai ir Laisvės partija, perėmė tą vėliavą ir kovojo už juos, siekdami Lietuvoje įteisinti pasų įrašus nevalstybinė kalba, labai svarbu, vietoje valstybinės, taip pat viešuosius užrašus, gatvių, gyvenviečių pavadinimus nevalstybinė kalba, vietoje valstybinės. Ši pastanga stebėtinai ir gana kraupiai visai pavyko, asmenvardžiai pasuose buvo įteisinti būtent konservatorių vadovaujamai koalicijai esant valdžioje. Konstitucinis teismas, kurį iš esmės formuoja daugiausia konservatoriai, patvirtino, kad tai yra teisėta ir neprieštarauja konstitucijai, nors prieš tai mažiausiai 3 kartus kitų sudėčių konstitucinis teismas buvo pasakęs, kad tai tiesiogiai prieštarauja konstitucijai ir Lietuva yra negalima. Ir atrodė, kad jau galbūt, nors tai yra visiškai nepriimtina ir klaidinga politika, bet čia galima sustoti ir tikėtis, kad tas lietuvių kalbos darkymas liausis. Taip neatsitiko, Seime jau yra siūlymai apie diakritinių ženklų, daugiau nei 150 įvairių kalbų ženklų, kaip kad mes turime čia, nosinės ir panašiai. Taip, kitų kalbų yra kiti ženklai, visų jų įteisinimą Lietuvos pasuose. Ir kol kas teismai sprendžia teisėta tai ar neteisėta, mes pamatysime, tačiau tai yra akivaizdus ženklas, kad sustota nebus niekur. Kalbos darkymas ir įvairovės joje kūrimas, nesvarbu ar tai būtų viešosios paslaugos, kaip kad pavyzdžiui Vilniuje Šimašiaus įteisinta nuostata, kad galima gauti viešasias paslaugas nevalstybinė kalba, ar tai būtų pasai, lentelės ir kitos sritys, tai tik stiprės ir plėsis ta vadinamoji įvairovė vietoje to, kad būtų stiprinamas valstybinės kalbos statusas. Kitas aspektas, kur ta pati tendencija labai matoma, yra požiūrės į Lietuvą atvykstančiųjų galimybės mokytis lietuvių kalbos. Atvykstantis ukrainiečiai ne vieną kartą yra viešai sakę, kad jie norėtų išmokti lietuvių kalbos, tačiau patys namuose to padaryti negali, o kursų, kurie mokytų valstybinės kalbos tiesiog nėra, neprieinama, per mažai, jie jų negauna. Ir čia yra labai įdomu, nes atsakinga už tai Aušrinės Armonaitės ekonomikos ir inovacijų ministerija turėjo ir politinius sprendimus, ir lėšų įgyvendinti tokius mokymo programas, tiesiog nesiėmė to daryti. Akivaizdu, kad tiek valdančiosiams partijoms, tiek konkrečiai, pavyzdžiui, Seimo pirmininkei Čmilytei, tai yra ne prioritetas. Mūsų valdžioje vyrauja nuostata, kad valstybinė kalba yra kažkas netokio ir reikalingo, galima gyventi be jos. Ir kitų tautų žmonės atvykę į Lietuvą nebūtinai turi jos išmokti. Galbūt net, drįstų spėti, masto, jog yra žiauru, nacionalistiška ir kažkuria prasme arogantiška reikalauti mokėti šalyje valstybinę kalbą. Tačiau visų brandžių demokratinių šalių praktika, šalių vakaruose, į kurias dažniausiai Lietuvoje įprasta lygiuotis, yra būtent tokia - reikalauti valstybinės kalbos iš visų šalies gyventojų, nes tik taip integruota visuomenė gali sklandžiai gyventi tiek rinkoje, tiek ir kasdienybėje, kultūroje ir taip toliau. Viso to šiandien Lietuvoje tiesiog bijoma. Ir prie to pridėjus kitą aspektą - masinę imigraciją, galima suprasti, kaip per kelis dešimtmečius tokių tendencijų galime iš esmės prarasti nacionalinę tapatybę daug stipriau, negu kad ją pavyko iš mūsų atimti sovietams sovietmečiu. Nes šiandien Lietuva yra šalis, į kurią per metus atvyksta daugiau nei 60 000 legalių
migrantų. 21 metais mes turėjome nelegalių migrantų bangą iš Baltarusijos organizuotą Aleksandro Lukašenkos. Ta banga galiausiai valdžia ryžosi sustabdyti vėluodama kokius 4 mėnesius ir tik Europos komisijos atstovams leidus. Tačiau vietoj to, praėjus metams 22-aisiais buvo priimti sprendimai, liberalizavę užimtumo ir kitus įstatymus, kurie įgalino masinį legalių darbo imigrantų atsivežimą ir šiandien Lietuva yra masinės legalios darbo imigracijos šalis. Daugiausiai į Lietuvą atvyksta būtent baltarusių, per pastaruosius porą metų jau apie 60 000. Labai dažnai viešumoje sakoma, kad dauguma jų yra pabėgėliai, kažkaip persekioti Lukašenkos režimo. Tai nėra tiesa, iš tų 10 000 vos šiek tiek virš 400 pateikė prieglobsčio prašymus ir vos 200 tų prašymų buvo patenkinta, taigi daugiausia atvykstantis baltarusiai beveik be išimčių, su labai mažai išimčių yra tiesiog ekonominiai migrantai ieškantis geresnio gyvenimo Lietuvoje. Ir į Lietuvą atvyksta taip pat daug rusų, ukrainiečių be abejo ir iš posovietinių islamiškų šalių – Uzbekistano, Turkmenistano, Kazakstano, Tadžikistano ir kitų po kelis tūkstančių žmonių į metus. Sumoje vien iš to regiono susidaro apie 20 000 per metus. Visų šių iššūkių akivaizdoje Lietuva, kad išsaugotų savo tapatybę ir valstybingumą, privalo vykdyti visiškai priešingą kalbos ir migracijos politiką. Masinė imigracija, sprendžiant darbo rinkos problemas, privalo būti sustabdyta ir iš esmės grįžta prie iki šios kadencijos galiojusių migraciją reguliavusių įstatymų. Tuos, kurie atvyko į Lietuvą laikinai ir nebūtina Lietuvos poreikiams juos pasilikti, tikslinga yra pasiūlyti jiems grįžti į savo šalis. Nelegalų priėmimas, kuris taip pat nuolatos yra spaudžiama iš ES institucijų, kad tą darytume, kad atlaisvintume taisyklės ir vėl pradėtume priimti nelegalius migrantus, yra griežtas tabu, raudona linija ir niekada Lietuva neturėtų sugrįžti prie šitos politikos. Tuos, kurie liks Lietuvoje atvykę iš kitų šalių, mes privalome integruoti. Tai yra mokyti lietuvių kalbos, lietuvių elgesio normų, istorijos, konstitucijos ir viso kito, iš esmės visų tų pačių dalykų, kurių yra reikalaujama iš asmenų, kurie siekia naturalizacijos būdu gauti Lietuvos Respublikos pilietybę. Tik su griežta integracijos politika yra įmanoma tikėtis, kad išsaugosim šalies tapatumą bet kokios migracijos sąlygomis. Tam, kad tai darytume, yra būtina ir visiškai kitokia valstybinės kalbos politika. Mes privalom vadovautis principu, kad valstybinė kalba yra nacionalinė konstitucinė vertybė, kad ji turi dominuoti viešajame gyvenime, privačiame gyvenime žmonės bendrauja kokie tik nori kalba, kad Lietuvos piliečiai turi valstybinėse mokyklose būti mokomi valstybinė kalba ir kad šiuo principu vadovaujantis mes iš esmės turim viziją visuomenės, kurioje valstybinė kalba klesti, o ne yra silpninama ir kažkuo pakeičiama. Yra ganėtinai akivaizdu, kad dabartinės valdančios partijos ir šalininkai tos multikultūrinės vakaruose nepasiteisinusios politikos svajoja apie Lietuvą, kurioje visi kalbėtų angliškai. Įvairiausių skirtingų kultūrų, tautybių, rasių žmonės susikalbėtų anglų kalba. Tačiau Lietuvos geografija ir, tiesą sakant, iš dalies istorija lemia, kad taip Lietuvoje niekada nebus, o ir nereikėtų, kad tai būtų. Jeigu kada nors sukursime multikultūrinę visuomenę, tai būtų rusiškai kalbanti multikultūrinė visuomenė, nes daugiausiai į Lietuvą atvyksta žmonių iš posovietinių šalių, kurias vienyje rusų kalba. Nesvarbu, anglų ar rusų, tai nėra mūsų ateitis ir mūsų kelias. Maža tauta ir maža šalis, kokia yra lietuviai ir Lietuva, gali išlikti tik jeigu saugo savoje tapatybę, vengdami ištirpti didesnėse, platesnėse bendruomenėse ir tapatybėse. Todėl lietuvybės saugojimas jokių būdų nėra kažkokia 19 ar 20 amžiaus atgyvena, tai yra labai aktualus tikslas 21 amžiuje, būtent dėl to, kad 21 amžius yra laikmetis, kada ryšiai tarp tautų ir šalių stiprėja, mainai, žmonių judėjimas irgi nuolatos auga ir iššūkiai tapatybę išsaugoti yra vis didesni. Ją išsaugoti įmanoma, tik labai tvirtai apsisprendus tą daryti ir tai įgyvendinant.